Labas visiems, čia tinklalaidė Vaisingumo šaknės ir su jumis ir vėl sveikinasi Giedrė ir Ieva. Ačiū visiems už visas peržiūras, liuksus, kuriais pasitikote mūsų pirmąjį epizodą. O tiems, kas mus mato naujai, sveiki prisijungę. Tikimės, kad rasit kažką naudingo. Ir dar toksai shout out tiems 12 prenumeratorių YouTube. Ačiū Jums labai už palaikymą. Planuojame išleisti po epizodą 2 kartus per mėnesį, todėl kviečiame visus kitus, kurie dar neužsiprenumeravo, tai padaryti ir taip pat paspausti varpelį, kad visada pasiektų Jūs tie kiti epizodai. O taip pat mes jau turime savo Patreon anketą ir kviečiame Jūs paremti šį podcastą ir visą Vaisingumo šaknų darbą ir tapti mūsų patronais. Šį kartą, šį epizodą norime pradėti nuo to, ko kai kurie iš Jūsų pasigėdo praeitą kartą. Tai būtent daugiau informacijos apie mus, kas mes tokios esam, ką veikiam gyvenime ir kodėl vaisingumo tema mums tapo aktuali. Tai Ieva, norėčiau, kad tu gal pradėtum, nes tu esi Vaisingumo šaknų įkūrėja ir ta, kuri veda mus į priekį, ir ne, tai galbūt gali papasakot, ką tu dar be paskyros Instagrame, Facebook'e, dar šito podcast'o, žodžiu, ką dar veiki gyvenime. Tai aš esu biomedicinos mokslo atstovė, mokslininkė galim sakyti. Šiuo metu atlieku doktorantūrą, rašau disertaciją genetikos srityje. Tai mano nuo pat bakalauro tokia mėgstamiausias sritis yra medicininė genetika. Ir šiuo metu labiau specializuojuosi į vaisiaus tyrimus, prenatalinius tyrimus. Būtent kaip moteris yra nėščia ir ateina išsitirti, ar vaikui yra kažkokia liga, ar vaikas sveikas. Tai aš dirbu su tais tyrimais ir juos bandau pagerinti, kad kuo daugiau mes matytume iš to tyrimo. Ir visada man buvo labai įdomu reprodukcinė sritis, reprodukcinė biologija. Todėl labai daug kursų šią temą taip pat esu praėjusi. Ir kadangi pastebėjau, kad yra labai mažai informacijos lietuviškai, nusprendžiau pradėti Vaisingumo šaknų profilį, kur dalinuosi visomis savo žiniomis. Taip, ir tau labai gerai pavyksta, galiu pasakyti. Labai ačiū. Labai džiaugiuosi, iš tikrųjų noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi sulaukdama iš Jūsų tiek atsako, tiek gražių žinučių ir palaikančių, ir kad Jūs patys dalinate savo istorijomis, savo išgyvenimais. Jeigu einat kažkokį tai gydymą, taip pat pasidalina, tai labai smagu ir visada smagu gauti iš Jūsų atsaką. Tai rodo, kad ką darau yra Jums taip pat svarbu ir įdomu. Tikrai geriausia padėka. Ir būtent norėjome pakviesti, kad Jūs siųstumėte savo vaisingumo kelionės istorijas į Vaisingumo šaknų emailą. Mes labai norėtume jas paskaityti anonimiškai, nes manom, kad kalbėjimas apie tai yra labai svarbu. Kai kuriamis istorijomis norėtumėm gal ir pasidalinti, aišku, su Jūsų leidimu, pavyzdžiui, per podcastą arba kad ir tu savo paskyroje galėtum, pavyzdžiui. Taip, mes labai norėtume jas paskaityti podcast'e, manau. O dabar gal Giedrė galėtų apie save papasakot? Galiu kažką papasakot. Tai gal trumpai pasakysiu, kad aš esu psichologė, dirbu tokioj vienoj psichiatriniai poliklinikoje su suaugusiais Norvegijoje. Taip pat galiu pasakyti, kad mano sritis visą laiką buvo anksčiau tiksliau vaikų ir paauglių psichologija, bet paskutinį pusmetį tiesiog persikvalifikuoju ir dabar dirbu su suaugusiais. O vaisingumo tema man pati asmeniškai pradėjo tapo aktuali tada, kai aš su nevaisingumu susidūriau asmeniškai. Ir iki tol tiesiog nežinojau, tiksliau žinojau, kad tokia problema egzistuoja, bet kaip visą laiką, kai tai nėra kažkur tavo artimoje aplinkoje, niekas apie tai labai daug nekalba, tai atrodo,
ai čia kitiems, čia ne man, čia, žodžiu, labai kažkaip nesigilini, bet kai pati su tuo susiduri, staiga pamatai, ai ir ta draugė susidūrė su tuo pačiu, ten sužinai, kad kai pradedi kažkaip apie tai pati kalbėti garsiau, tada ir atgarsis atsiranda ir pasirodo, kad nesi tokia viena, kaip tau atrodo, ir daug sužinai, daug išmoksti. Ir tarkim, tie podcastai, daugiausiai aš klausiau anglų kalbą, šiek tiek norvegų kalbą, tai man buvo tie, kur labiausiai gal padėjo, ta prasme, tiek sužinoti daug dalykų, tiek tą tokį bendrumo jausmą, kad visai yra kur, kaip čia pasakyti, kur augti ir plėstis, nes net jeigu ir negali pastoti, ir tai tarsi tokia bendruomenė yra moterų, kurios turi tą problemą. Nors aišku, nemaisingumas gali būti ir vyriška problema, bet tiesiog aš iš savo pusės taip sakau, kad man labai padėjo. Tai štai. Taip, aš labai džiaugiuosi, kad tau tai padėjo ir būtent ta mūsų ir idėja yra, kad mes norim kažkaip tai padėti kitiem. Na štai, tai dabar jau šiek tiek daugiau apie mus žinot. Ir jeigu dar kažkas domina, galite, žinoma, rašyti klausimus ir mes pasistengsime atsakyti. Na, o dabar galime keliauti prie šio epizodo temos. O šiame epizode bandysime pažinti tai, su ko visos moteris ir vyrai, kurie jas myli, turėtų susipažinti. Tai mėnesinių ciklas. Ir sužinosime, kaip jis paveikia ne tik mūsų nuotaiką, bet visą gyvenimą. O šitas visas užduotis mums padės įgyvendinti ir išsiaiškinti viešnia Lina, kuri yra Moters mėnuo paskyros įkūrėja ir ten dalinasi labai gerais patarimais apie visą ciklą, kaip jį pažinti, kaip su tuo susigyventi ir pasiekti geresnių rezultatų gyvenime. Ar teisingai, Lina? Taip, Ieva, visiškai teisingai, iš tikrųjų labai gražiai pristatėjai, ačiū. Ir iš tikrųjų, moters mėnesį būtent apie tai ir kalbu, kaip mūsų mėnesinių ciklas veikia mus kiekvieną dieną, ne tik tai tada, kai kraujuojam, ne tik tai, kai mus veikia kažkokie PMS simptomai ar dar kažkas. Mūsų ciklas veikia kiekvieną dieną ir kai mes tai suprantam ir įsiklausom į tą cikliškumą, tai galim labai labai puikiai viską tada prisiderinti tiek darbiniai, tiek santykių, tiek, žodžiu, visose srityse, prisitaikyti prie savo cikliškumo ir pasiekti maksimumą savo gyvenime, gerovės atžvilgių. Puiku. O tuomet, Lina, galėtum papasakoti, kaip tu pati pradėjai tuo domėtis, ar visą laiką nuo pat paauglystės, ar čia kažkaip vėliau atėjo visas šitas pažinimas ir noras pažinti savo ciklą, nes mūsų bendrai tai nemoko mokykloje. Tai čia jau turi būti specialus toks noras ir specialiai atskirai turi to mokytis, taip? Tikrai taip, niekas mūsų nemoka ir tai yra labai labai liūdna. Ir šitos žinios irgi mane pasiekė tik tai prieš gerus 4 metus. Aš iki tol nuo paauglystės iš tikrųjų buvau įnikusi visokias saviugdas, dvasinės praktikas ir visokiausius dalykus. Ir kiekvienam tam naujoj praktikoje, naujose kažkokie dalykuose man vis kažko trūkdavo. Atrodydavo viskas labai gerai, viskas kaip ir teisinga, bet man iki galo nesuveikia, kažkaip atrodo taip, kaip turėtų, kažko trūksta. Ir tada prieš keletą metų man į rankas pateko Mirandos Gray knyga Raudonasis mėnulis. Aš kaip tik turiu ją, aš čia išsidėliojau visas knygas, kurios man svarbiausias, tai yra toksai Miranda Gray Raudonas mėnulis. Ir šita knyga, aš ją pradėjau skaityti ir man susidėjo visi taškiukai ant i. Aš ir verkiau, ir pikau tą knygą skaitydama, ir man tokie nušvitimai buvo, ir ferverkai šaudė. Ir visokiausių daug supratimo atėjo, kaip iš tikrųjų mes visą gyvenimą buvom auklėjamos kaip berniukai, kaip turėdamos vyrišką energiją ir vyrišką supratimą apie gyvenimą, kas nėra blogai iš savęs, bet tiesiog mes esam cikliškos ir mūsų tas ciklas veikia mūsų gyvenimą
ir kaip jisai veikia, ir kad tada susistoja viskas į vietas ir mūsų emocijos, ir mūsų visi dalykai, ir kaip čia pasakyti, labai daug moterų galvoja, kad jos kažko jom trūksta, arba jų kažkur yra per daug, arba dar kažką, ir būtent ciklas viskas sudėlioja į vietas. Tai tuomet kai man pateko ta knyga, aš tada nėriau tiesiog giliai visą galvą į šitus vandenis, pradėjau visokiausius kursus lankyti, knygas skaityti ir viską, kas tik tai įmanoma, ir derinti savo ciklą, nes aš nuo paauglystės, beveik nuo savo pirmų mėnesinių patirdavau labai didelius skausmus. Iki alpimų, iki vėmimų, iki visiško nesugebėjimo funkcionuoti. Ir man buvo svarbu, žodžiu, per savo tą ciklo pažinimą susitvarkyti būtent šitą visų pirma, tą skausmingumą. Ir iš tikrųjų aš suradau kelią, suradau būdą, kaip tai susitvarkyti, ir dabar jau 2 metus, jau turbūt daugiau gyvenu be skausmo. Ir džiaugiuosi to savo ateinančio kraujavimo, o ne kiekvieną kartą, o ne, ir vėl. Tai va tas, ir tom savo žiniom po kažkiek laiko nusprendžiau dalintis ir plačiau, ir taip atsirado ir pats moters mėnuo. Vau, nu tikrai labai fainai. Labai įdomi, tikrai istorija, aha. Aš truputį skaičiau tavo paskyroje, toj moters mėnuo apie tą knygą. O tas kitas knygas tu eigoje paskui parodysi, ar kaip? Galiu, kad ir dabar. Iš tikrųjų, aš turbūt paskui jas irgi minėsiu, galbūt išeis kalba žodžiu apie tai, bet iš lietuvių kalbos knyga, tai va yra Raudonas mėnulis išverstas, labai faina knyga, ir kita knyga yra Alisos Viti Moters kodas. Aha. Aš tą knygą irgi skaičiau. Kalba. Ten labiau apie mitybą, ar ne? Apie mitybą, ten jinai labai daug iš tikrųjų apima. Jinai pati, man atrodo, su policistiniam kiaušidėm, ir jinai pati atrado, kad jai ta liga, ir tada pradėjo gilintis, ir ten, žodžiu, tokia irgi labai graži Alisos istorija apie tai, ir jinai dabar jau turi ir 2 knygą, dar, žodžiu, plačiau nagrinėjant visą šitą. Tai va, tai yra šita knyga, ir tada jau yra anglų kalba, nes jau visos knygos yra anglų, aš čia visų nesitempiau, nes pas mane ten tokios 2 didelės krūvos. Pagrindinės tai yra, dar yra Red School, Wild Power. Tai šita knyga, jinai yra labiau, jinai einanti, kaip čia pasakyti, per psichologinę prizmę labiau į cikliškumą, kuo tai yra svarbu moteriai, kaip veikia jos gebėjimą, žodžiu, gyventi ir pasiekti savo galią, ir tą laukinę galią, kaip ir vadinasi, Wild Power. Tai irgi labai tokia knyga, kuri labai praturtina ir praplečia irgi suvokimą, kad vis tik mes nesam tik tai fizinis kūnas, ir nesam tik hormonai ir skirtingi organai ir panašus dalykai, bet yra dar daug gilesnis, žodžiu, klodas, kuris yra mūsų psichologija, mūsų visa psichika, pasąmonė ir visi tie dalykai. Tai va, tai tokios 3 pagrindinės knygos, kur iš tikrųjų Raudonas mėnulis tai buvo tiesiog tokia prabudinimo knyga, kur taip pat jinai ten, pasakykime, gal neturi tiek daug gylio, kiek kitos knygos, jinai taip pakankamai giliai, bet pakankamai švelniai ir aiškiai, žodžiu, labai taip lengvai skaitosi ta knyga ir labai prabėga per visus moters etapus, žodžiu, gyvenimo, o jau Moters kodas ir Wild Power, tai jau jie pakankamai giliai neria į visas temas, į mitybą, į psichologiją, į žodžiu, viską, kas įmanoma, principą, kas yra apie cikliškumą. Man tai įdomiausia buvo, kur psichologiniai aspektai, kur storiausia buvo iš jų. Wild Power, man atrodo. Jo, ta Wild Power labai įdomi atrodo. Aha. Ir šiaip tos pačios autorės, kurios parašė tą knygą, ten yra 2 autorės, kurios įkūrė tą Red School, Aleksandra ir Šanija, tai jos abi iš vis tokios, jų gera klausytis jų yra, ir aš kai tik pradėjau irgi to ciklu domėtis, tai labai daug jų literatūros irgi pačioj pradžioje radau internete, visokių straipsnių ir video ir visokių tokių dalykų. Ir man irgi labai įtraukė, nes jos tokios
klausai, toks magnetizmas eina ir taip norisi jų klausyti ir taip gera, žodžiu, ir tu jauti iš tikrųjų, kaip gera būti ta moterim ir pažinti savo cikliškumą ir kaip yra smagu ir kaip yra įmanoma gyventi pagal tą cikliškumą mūsų šiais laikais. Tai tas buvo. Jo, atrodo net keista. Taip, kažkaip visi mes esam skatinami tik skubėti ir lėkti ir tikrai nesiklausyti savo organizmo ar savo ciklo. Bet, iš kitos pusės dabar po truputį žmonės grįžta į save ir pradeda mokytis pažinti save, savo jausmus, savo ciklą, tiesiog iš giliau truputį išgyventi viską kiekvieną dieną. Lina, tai norėjau tavęs tada paklausti, o kodėl yra svarbu pažinti ciklą? Kodėl moterims dabar reikia užsiimti tuo, vis tiek tai užima laiko, gal tiesiog geriau siekti to savo karjeros, eiti vyriškų kelių ir nestabdyti savęs ir nekreipti dėmesio, ar tau mėnesinės, ar kraujuoja, ar nekraujuoja, ar bloga nuotaika, ar gera nuotaika, ar skauda pilvą, ar neskauda. Kodėl svarbu jį pažinti? Iš tikrųjų, tai yra toks labai paprastas dalykas, kiekviena moteris turi laisvę pasirinkti ir kiekviena iš mūsų renkasi, kokį mes norim gyvenimą gyventi. Ir tos, kurios jaučia kažkokį tai trūkumą ar kažkokį nepasitenkinimą ar kažką tai savo gyvenimo, pavyzdžiui, skausmo mėnesinių metu, tai yra labai gerai stebėti, ką mes darom viso ciklo metu, kad galiausiai mūsų kūnas nepriverstų mūsų sustoti per skausmą, per kažkokius nemalonius potyrius. Tai visų pirma toksai yra paprasta priežastis, kad skausmas visų pirma kraujavimo metu nėra normalu. Tai yra įprasta šiais laikais, bet tai nėra normalu. Skausmo šiaip neturėtų būti. Gali būti kažkoks minimalus spazmenimas ar dar kažką, bet tai irgi principe, aš, pavyzdžiui, to dabar nebeturiu po visų savo metų patirties. Tai kai mes tai suprantam, kad tai nėra normalu, tada moteris automatiškai nori suprasti tai, kaip man padaryti, kad aš to skausmo nejausčiau. Ir atsakymas yra savo ciklo sekimas. Kadangi kiekvienoj fazėj mūsų, taip pasakykim, ciklą aš skirstau ir daug kitų mokytojų, kurie kalba apie menstruacijos ir cikliškumą, skirsto į 4 fazes. Tai yra žiema, pavasaris, vasara ir ruduo. Tai yra kraujavimas, prieš ovuliacinę fazę, ovuliacija ir po ovuliacinę arba prieš menstruacinę fazę. Tai prasideda viskas nuo žiemos. Taip, ir prasideda viskas nuo žiemos. Žiema yra kraujavimas ir kiekviena ta mūsų fazė labai stipriai skiriasi. 25% net moteris pasikeičia kiekvienoj fazėj. Tai aš skaitau, kad 25% tai yra ketvirtadalių. Ketvirtadalių mes esam kitokios kiekvieną savaitę, taip sakykime, nes jeigu yra normalus ciklas, tai tas knyginis variantas yra, kad yra po 7 dienas kiekviena fazė, bet iš tikrųjų dar nepažįstu ne vienos moters, kuriai būtų tos po 7 dienas, dažniausiai būna viena kita fazė ilgesnė, trumpesnė, ten, žodžiu, yra tam tikri skirtumai. Tai keista. Aš tiesiog noriu paklausti, kas būdinga tai kiekvienai fazijai, tarkim, ten rudeniui, pavasariui, vasarai, žiemai. Tai iš tikrųjų čia kaip ir metų laikai, taip ir mūsų fazės maždaug. Jeigu įsivaizduojat, kuo skiriasi kiekviena metų laikų fazė, žodžiu, tai taip skiriasi ir moters ta kiekviena fazė. Tai būtent dėl to yra svarbu suprasti tą kiekvieną fazę, nes, pavyzdžiui, žiemos fazėj visi hormonai būna pačiam žemiausiam lygyje ir mes toj fazėj turim labai mažai energijos, nes tiesiog nėra estrogeno, kuris tą energiją mums suteiktų, nėra progesterono ir žodžiu, kitų visų hormonų. Ir žiema yra ta fazė, kai mes pasikraunam energijos visam likusiam ciklui, visam mėnesiui. Tai nereiškia, kad mūsų tas kasdieninė rutina, miegas ir poilsis ir visa kita jau neturi mums jokios reikšmės, jinai irgi mums turi reikšmę, bet skirtingai negu vyrai mes turim dar papildomą ciklą, tai yra viso mėnesio ciklas.
Ir jam mes pasikraunam žiemos fazėje. Tai žiemos fazė yra, žodžiu, ir pačios greičiausiai jaučiat, kad norisi ramiau pabūti, nesinori taip kažkur tai socializuoti, su kažkuo bendrauti, kažkur tai labai išeidinėti į žmonės, į miestą, kur daug kur šurmulys, kur dar kažkas ir visi tie dalykai. Tai yra būtent ta fazė, kai mes esam giliausiai savyje, kai mūsų sąmonė ir pasąmonė yra, žodžiu, tarp jų beveik nėra jokios ribos. Ir tai, žodžiu, yra labai labai gili fazė, kai mes panyram į savo vidinę tamsą, į savo vidinę išmintį ir joje pasikraunam ir tada galim žygiuoti į sekančias fazes. Pavasario fazė tai jau yra, kai pradeda kilti estrogenas ir tada jau mes daromės energingesnės, mūsų protas aštriau veikia, mūsų reakcija yra geresnė, mes esam aktyvesnės tiek sporte, tiek jau norim eiti bendrauti ir daryti dalykus. Vasaros fazė tai yra jau mūsų pagrindinis žydėjimas ir aišku, jau ta gamta irgi taip sudėlioja, kad tai yra ovuliacija, tai labai daug tada irgi pasikeičia visokiausių dalykų ir nuo balso iki veido proporcijų, iki kvapo, daug visokių dalykų pasikeičia, ko mes irgi šiaip nežinom ir matau, Giedrė taip gražiai nusistebėjo. Labai įdomu, kad atrodo tokie apčiuopiami turėtų būti pokyčiai. Aš tik tiek žinojau, kad per tą vasaros fazę arba ovuliaciją, kad moterys jaučiasi gražesnės, kad netgi jos akį labiau traukia ir kitiems, žodžiu, čia dėl evoliucinių priežasčių, bet kad balsas net pasikeičia, tikrai šitą nežinau. Taip, balsas pasidaro žemesnis, nes kažkaip taip evoliucija irgi sudėliojus, kad žemesnis balsas labiau traukia priešingą lytį, o aukštesnis balsas labiau erzina ir labiau atstumia. Tai va, būtent dėl to yra labai svarbu dalintis su savo vyrais visom žiniom apie cikliškumą ir aš kai dirbu su kitom moterim, aš jom irgi sakau, dalinkitės šitom žiniom su vyrais, nes jiem yra įdomu ir jie tada pastebi dar kitokius dalykus, negu kad jūs pačios. Tai tas pats, pavyzdžiui, balso pakitimas, kvapo pakitimas, viso kūno kažkoks toks būna irgi pasitempimas toj vasaros fazėje. Tai mūsų vyrai irgi šitus dalykus labai puikiai pastebi ir aišku, ne tik vasaros fazėje, jie paskui labai gerai, kai ir apie visas kitas fazes žino, nes jie tada žino, kaip su mum bendrauti ir kurioj vietoj labiau padėti, o kurioj vietoj palikti mum pačiom susitvarkyti tam tikrus dalykus. Tai va šitoj vietoje yra irgi labai toksai fainas ir smagus dalykas. O kalbam toliau apie fazes, tai rudens fazė yra tokia mums labiausiai turbūt pažįstama ir skaudžiausia. Tai yra PMS-as ir aš taip labai liūdnai iš tikrųjų visada stebiu visus anekdotus ir visus memsus apie PMS-ą ir kaip jisai yra labiausiai nesuprasta tokia fazė. Nes iš tikrųjų mūsų rudens fazėje pasirodo visi dalykai, ką mes esam užspaudę per visą ciklą. Tai reiškia, kad jeigu ankstesnėse fazėse mes save kažkaip tai ribojom, neleidom savo kažkokiom emocijom pasireikšti, labai stipriai persidirbom arba persisportavom arba dar kažką, žodžiu, padarėm, iššvaistėm visą tą savo energiją, kurią sukaupiam žiemos fazėje, tai tada ruduo būna labai labai sunku su įvairiais skirtingais simptomais, su kreivinimais, su, žodžiu, viskas, kas gali būti blogiausia PMS-e, atsitinka būtent dėl to, kad mes neduodam savo būti savim viso ciklo metu ir tada toj rudens fazėje viskas išsiveržia kaip vulkanas, nes tiesiog nėra papildomų, tuo metu jau nėra tam tikrų papildomų filtrų mumise, nes tiek pavasario, tiek vasaros fazėje dar kažkokių filtrų yra. O rudens fazėje turbūt pačios esat patyrę, kad pirmiausia pasakau, paskui pagalvoju. Tai va būtent tie mūsų filtrai visi jie išsijungia ir va šitaip veikia mūsų rudens fazė. Čia skamba kaip bausmė kokia, kad jeigu nesilsėjai per žiemos tą fazę, tai tada jau atsiimsi. Ne, čia ne bausmė, čia yra pasekmė. Tai yra priežasties pasekmės dėsnis. Nėra jokios bausmės visiškai. Niekas nebaudžia, aišku, bet taip gali, jo. Man atrodo, kad yra labai įdomu, nes čia, pavyzdžiui, Lina sako, kad mes kaip tik
jeigu viską gerai darom, jeigu mylim savęs klausom, tai tada ir visas tas ciklas bus lengvesnis ir PMS bus lengvesnė. O, pavyzdžiui, iš mediciniškos pusės, ką dažniausiai gydytojai pasako, tai kad, na, taip jau yra, išger kokį ten vaistą ir viskas bus gerai, ta prasme praeis. Čia visos moteris turi tą pragyventi, tai čia tas skausmas, pragyvensi. Bet yra labai gerai, manau, žinoti, kad vis dėlto mes galim su to susitvarkyti. Nes kai žiūri PMS, kas yra PMS ir kokie simptomai yra, ir kadangi tai vadinamas priešmenstruacinis sindromas, tai atrodo, kad visoms prieš menstruaciją šitokie simptomai turėtų būti. Tai ir kažkaip priimi tą savo dalį ir galvoju, gerai, paskaudės. Aš skaičiau, kad kažkur 75% moterų maždaug patiria PMS ir dar yra tam tikra dalis, kur patiria dar sunkesnį tą sindromą prieš menstruacinis kažkoks ten dismorfinis. Tikrai yra. Ir šiaip visas spektras yra, kas ką patiria, yra skirtingi simptomai, kurie sudeda. Tai man, pavyzdžiui, iš savo patirties kalbant, tai aš esu pastebėjusi, kad kai turėjau spiralę, varinę spiralę aš turėjau, o ne, atrodo, jau specialiai ėmiau, kad nebūtų hormoninė, nes nenorėjau tiesiog, kad būtų paveikta, kad ir kaip mažai ten tie paveikia. Ir nuo tos varinės spiralės vieni iš šalutinių poveikių yra, kad gali būti labai gausesnės mėnesinės ir skausmas didelis. Tai man iš tikrųjų abu šitie dalykai buvo. Tai pavyzdžiui, pirmos 2 mėnesinių dienos būdavo tokios, kad aš realiai niekur negaliu eiti. Tai pirmą dieną būdavo taip, kad labai skausminga. Tai tą dieną dar eiti darbą galėdavau. Bet, pavyzdžiui, tu gali tiesiog suklupti eidama kavos pasiimti. Nes toks skausmas, kad tiesiog atrodo klumpi ant žemės, krenti ir viskas. O antrą dieną būdavo tiek daug kraujo, kad būdavo tiesiog neįmanoma būti ne šalia savo tualeto. Nes jeigu reikėdavo būti darbe, ta prasme, taip dažnai viską reikia keisti, kad tiesiog tikrai turi persikraustyti prie tualeto. Tai dažniausiai stengdavaus tą dieną, kadangi turiu tokią galimybę, stengdavaus, kad nereikėtų niekur eiti, arba bent jau svarbių susitikimų kažkokių neturėtų. Tai, bet prieš tai man niekada tokių, ta prasme, simptomų niekada neturėjau. Ir po to, kai nebeturėjau tos spiralės, taip pat viskas kaip ir grįžo į savas vėžes. Tai labai smagu, kad grįžo. Taip, ačiū Dievui, aš irgi noriu sakyti. Tai va čia ir yra ta problema, kad moteris yra vaisinga nuo 12 iki 24 valandų per mėnesį, o eina tokius kryžiaus kelius, kad, aišku, ne visos tai naudoja vien dėl kontracepcijos. Dažnai gydytojai pasako, kad tai irgi sutvarkys aknę, sutvarkys nereguliarų šitą cikliškumą, sutvarkys dar kažką kontracepciją, kur iš tikrųjų nieko netvarko, tiesiog išjungia arba užglaisto kažkokius tai simptomus, o pagrindinė priežastis, dėl ko kyla skausmai, dėl ko atsiranda visi PMS simptomai, neišsprendžia. Ir tie patys PMS simptomai irgi esu jau skaičius ne vienoje vietoje, kad tai yra labiau, kartais irgi tai yra socialinis konstruktas toksai, kur mergaitės nuo pat savo sąmoningo gyvenimo pradžios jau kiek gali prisiminti ar kiek neprisiminti, girdi tai apie PMS, girdi apie skausmingas mėnesinės ir tai irgi yra neurolingvistinis programavimas, jos tiesiog užsiprogramuoja tam, kad jos, kai jom prasidės mėnesinės, patirs skausmus, patirs kažkokius simptomus PMS-inius, didesnius, mažesnius ir visi tie dalykai. Tai va, tai tas irgi labai prisideda ir aš irgi, kai kalbuosi su moterim ir mes bandom aiškintis, dėl ko pas juos yra vieni ar kiti simptomai, tai visada yra tokie mano pagrindiniai klausimai. Kaip maitinatės, kaip sportuojat, koks yra jūsų poilsio ir darbo režimas ir kokie yra jūsų įsitikinimai nuo vaikystės apie mėnesinės, ką jūs girdėdavote apie tai. Nes dažniausiai tas ketvirtas paskutinis dalykas dažniausiai ir išsprendžia pusę dalykų. Arba, pavyzdžiui, moteris ateina ir sako, žinai,
viskas buvo gerai ir prieš 3 metus prasidėjo tokie skausmai, kad mirštu, kad neįmanoma. Ir sakau, tada irgi, sako, jau pas gydytojus, nieko nerado, tipo, viskas gerai, nieko nėra, sveika turėčiau, tiesiog toks kūnas jautresnis pasidarė. Ir tada, kai paklausi, kas nutiko prieš tos 3-4 metus, ir jeigu moteris sugeba prisiminti, tai ir tada susiveda dalykai ir jinai, ir tada, kai eina irgi mano kursą per tos 3 mėnesius, po tų 3 mėnesių jau nėra nei skausmo, nei nieko, nes tiesiog yra išaiškinta pagrindinė priežastis. Tai Lina, gal tu norėtum papasakoti tiems, kas klauso ir žiūri mus, truputėlį daugiau apie tą kursą, kur tu vedi, kaip suprantu, jis individualus, kad su tavim galima susisiekti ir tada tu kažkaip, ar čia galima sakyti, kad tu coachini, ar kaip tu, kokius terminus tu pati vartoji ir truputėlį daugiau papasakoti apie tai. Aš terminų iš tikrųjų visokių mokslinių ir visokių dalykų šiek tiek privengiu. Aš paprastai stengiuosi viską išdėstyti suprantama kalba. Tai mano kursas irgi atsirado iš mano pačios patirties. Ta kursą, žodžiu, sudaro tam tikros praktikos, skirtos kiekvienai skirtingai fazei mūsų cikle. Tai yra 3 mėnesių kursas, kur kiekvieną mėnesį, kiekvieną savaitę aš siunčiu vis naujus praktikas, ritualus moteriams. Ir tie visi, žodžiu, tas visos praktikos ir viskas buvo išbandyta mano pačios, einant į tą mėnesinių ciklą be skausmo ir be kažkokių labai stiprių ir baisių PMS simptomų. Ir aš tada viskas sulipdžiau, žodžiu, į tos 3 mėnesius. Ir dabar moteris mane susiranda per Instagramą dažniausiai, parašo ir per ten mes, žodžiu, bendraujam. Ir tada kas mėnesį mes su joms susiskambinam, turim skambučius, kur irgi pakalbam, pabendraujam apie joms svarbius dalykus. Ir jeigu išsiaiškinam, žodžiu, kurioje vietoj pas jas yra pagrindinė problema, ar tai yra su mityba, ar tai yra su poilsio ir darbo režimo nebuvimu, ar kažkokios psichologinės problemos. Ir tos 3 mėnesius mes bendraujam, kalbamės, nuolat būnam ryšy. Jos man rašo, klausinėja visokiausių dalykų. Ir tada žiūrim, žodžiu, kaip joms sekas tą savo ciklą pažinti. Nes būtent per tuos visus 3 mėnesius, per visas tas praktikas jau įmanoma pažinti savo cikliškumą, pažinti save tam cikliškume, kaip moteris keičiasi, kaip jinai kiekvienoje skirtingoje fazėje elgiasi, kaip jinai jaučiasi fiziškai, emociškai, psichologiškai, visus tuos dalykus. Ir tie 3 mėnesiai tai yra toksai kelio pradžia į savo cikliškumo pažinimą, nes aš jau dabar ciklu domiuosi jau nebe 1 metus, bet vis dar kiekvieną dieną kas kart randu kažką naujo. Tai didžioji dalis mano klienčių, ypatingai tos, kurios ateina pas mane dėl to, kad patiria mėnesinius skausmus, tai dažniausiai, jeigu yra, kaip čia pasakyti, geriau išpildomi visi tie siųsti ritualai ir visos praktikos, jeigu yra nuoširdžiai, tai skiriama laiko ir nuoširdžiai atsižvelgiama į visus dalykus, tai po 1 mėnesio sekantis kraujavimas jau lengviau prasideda, po 2 mėnesio jau dažniausiai yra iš vis negeriamos jokios tabletės ir jokie dalykai, o po 3 mėnesio jau, tarkim, taip tas 4 mėnuo jau prasideda visai lengvai ir be skausmų. Bet čia vėlgi visada priklauso nuo pačios moters, kiek jinai pati pasiima iš to kurso ir kiek jinai pati nori, kiek jinai turi vidinės motyvacijos tam, kad pakeistų savo tą kasdienį, kasmėnesinį skausmą, kasmėnesinės kažkokius simptomus ir dar kažką. Tai vat visi tie dalykai, kai susideda, tai iš tikrųjų labai labai būna smagu stebėti moteris, kai jos jau po 2 mėnesio jau geriau save supranta, jau girdi, pavyzdžiui, ką valgyti, nes aš lygiai taip pat ten, žodžiu, ir maistą rekomenduoju, ir judėjimą kiekvienoje fazėje skirtingai, ir žodžiu, ten yra labai platus spektras pasirinkimo, ką ir kaip daryti.
Ir tokie visokiausi būna maži pakeitimai, nes aš irgi visada skatinu nedaryti kažkokių, neužsibrėžti kažkokių grand labai didelių tikslų, o eiti labai labai po mažą žingsniuką, po biškiuką per tą kiekvieną fazę, kiekvieną ciklą ir tada pasiekti tų kažkokių tai rezultatų. Bet jau tie rezultatai dažniausiai tas skausmo praėjimas ar dar kažką jau būna tik toks malonus bonusas, aš vadinu tai maloniu bonusu, nes atsiveria daug kitų dalykų per tą cikliškumo pažinimą. Tai tas pats ten ir maisto susireguliavimas, ir kai dingsta visokiausi pilvo pūtimai, galvos skausmai, svaigimai ar dar kažkokie, žodžiu, fiziniai visokiausi dalykai nemalonus. Ir kai moteris supranta, kad jom yra normalu kiekvieną fazę, kiekvieną savaitę norėti, pavyzdžiui, skirtingai judėti, pasirinkti skirtingą sporto šaką ar skirtingą kažkokią treniruotę ar dar kažką. Žodžiu, sueina tokių daug dalykų, kur atsiveria viskas ir visai kitom, gal ne visai kitom, bet daug, žodžiu, atspalvių atsiranda tarp spalvų, kurias anksčiau matėm. Ir moteris pati visai kitaip jaučiasi, visai kitaip priima save ir iš tikrųjų labai gaunu gražių žinučių, gražių atsiliepimų ir padėkų iš moterų ir tas yra man svarbiausia iš tikrųjų, kad jos pačios viską padaro, nes aš esu tik tai tas, kuris nurodo kryptį, tiesiog jeigu reikia kažkur šiek tiek taip metaforiškai paveda už rankutės, bet visą darbą, visą tą kelią jos nueina pačios ir tai man atrodo toks yra pats nuostabiausias dalykas iš tikrųjų tame visame savo ciklo pažinime. Tai Lina, tu kai kalbėjai prieš tai paminėjai, kad galima netgi maitintis skirtingai, tais skirtingomis fazėmis. Gal galėtum truputėlį papasakot apie, nežinau, ar yra taip, kad kažko, tarkim, negali valgyti per tą žiemos fazę, ką gali valgyti vasaras ir atvirkščiai, galbūt gali daugiau papasakot apie tą mitybą. Iš tikrųjų, mityba irgi labai yra surišta su mūsų hormoninė visa veikla ir su visu tuo cikliškumu labai gražiai. Tai galima mitybą netgi derinti kažkiek su kiekviena faze pagal metų laikų pavadinimą. Pavyzdžiui, žiemą mums norisi kažko šildančio labiau, pavasarį, vasarą norisi kažko labiau žalio, daržovių, vaisių, žodžiu, kažkokio tokio neapdoroto karščių maisto. Ir tada rudenį vėl mums norisi kažkokių tai labiau troškinių, kažko sočiau, kažko geriau. Tai lygiai taip pat ir cikle yra. Visiškai galima priderinti tos dalykus. Tai žiemos fazė yra patariama valgyti daugiau geležies turinčių produktų, nes mes su krauju prarandam geležį iš savo organizmo. Tai yra patariama valgyti, pavyzdžiui, burokėlius arba špinatus, žodžiu, tos produktus, kuriuose yra daugiau geležies. Pavasario fazė jau iš karto norisi ir mes pačios jau, kai pradedam gilintis į savo kūno poreikius ir į intuityvų valgymą, mes pradedam jaust, kad mes norim kažko žalesnio, kažkokių tai daržovių, salotų, vaisių, visokių tokių dalykų, tokio pakankamai sunkiau virškinamo maisto, bet mes tą galim sau leisti šitoj fazėj. Tos, kurios nori pastoti arba dar kažką, yra patariama valgyti, pavyzdžiui, kiaušinius, avokadus, lašišą, žodžiu, tokių sveikų riebalų turinčius produktus. Tai lygiai tas pats panašiai labai ir vasaros fazėje irgi visokie sveikieji riebalai ir žali produktai, švieži produktai, visi tie dalykai. Rudens fazėje jau, nors mūsų metabolizmas iš tikrųjų veikia greičiau rudens fazėje, dėl to, kad pakyla mūsų temperatūra, žodžiu, ir organizmui reikia daugiau energijos ir rudens fazėje yra patariama valgyti 10% daugiau maisto, kažkur apie 10% negu kitose fazėse. Ir jeigu mes nepakant... Taip. Jo, tada, kai mes ir norim to maisto, ne, kai mes kreivinam kažkokių saldumynų, kažkokių nesveikų produktų ar dar kažko, tai mes to kreivinam dėl to, kad mes nepakankamai valgome. Nepakankamai valgom maistingų medžiagų, nepakankamai valgom kalorijų turinčių, tų gerųjų, sveikųjų kalorijų, žodžiu, turinčių produktų. Tai tie patys, pavyzdžiui, kreivinimai, jie irgi signalizuoja, pavyzdžiui, jeigu labai norisi šokolado arba saldumynų,
tai greičiausiai trūksta magnio. Arba jeigu labai norisi angliavandenių, kažkokių miltų, irgi saldainių, kažkokių tai saldumynų, dar kažko, tai greičiausiai irgi reiškia, kad jūs nepakankamai valgot visos dienos metu ir tada vakare jau jūsų organizmas tiek jisai yra išsekęs fiziškai ir energijos jisai neturi, kad jis tada nori bet ko, kas jam bent laikinai tą energiją sukels į viršų. Tai mano visada rekomendacija būna irgi pabandykit būtent rudens fazė, jeigu ypatingai paskui jūs beria, labai aknė atsiranda, arba pilvo pūtimas, arba dar kažkas, valgykit daugiau maistingų medžiagų, pavalgykit normalius, žodžiu, pusryčius, pietus, normalią vakarienę, turėkit tarpuose užkandžius, pavyzdžiui, kažkokius riešutus ar kažką, nes riešutai irgi turi skaidulų ir jeigu, pavyzdžiui, užsilieka organizme estrogeno, tai jeigu, pavyzdžiui, skauda krūtis, tai reiškia, kad mūsų kūne yra užsilaikęs estrogenas, jisai nėra pasišalinęs ir mums reikia valgyti daugiau skaidulų, nes estrogenas prisikabina prie tų skaidulų ir pasišalina tada per tiesiai žarną. Tai va, tai tokių visokiausių yra tų įvairiausių būdų, kaip mums geriau jausti tiek pirmoji ciklo pusėje, kaip mums palaikyti savo organizmą per mitybą, ne per kažkokius vitaminus, ne per kažkokius papildus, nes irgi jie ten tarpusavį pykstasi ir nepilnai pasisavina arba vienas kitą blokuoja ir, žodžiu, gaunasi tik pinigai į vėją, o mūsų organizmas negauna nieko gero iš to. Tai jeigu susiderinama yra mityba, tai labai labai paprastai ir greitai galima susitvarkyti pačius net ir nemaloniausius PMS simptomus. Tai yra tokios pagrindinės gal taisyklės mityboje. Tai irgi yra, kad antroji ciklo pusėje po ovuliacijos vartoti kuo mažiau pieno ir pieno produktų, druskos, kavos ir vartoti daugiau visokiausių, žodžiu, sveikų produktų, sveikų riebalų turinčių produktų, vandens daugiau gerti, ar tai būtų kaip vanduo ar arbata kažkokia tai, bet, žodžiu, tiek kava, tiek pienas, tiek druskos, jos tik pablogina mūsų PMS-inius visus simptomus. Labai įdomu viskas, ką tu kalbėjai, Lina. Manau, kad dėl laiko stokos mes labai neišsiplėsim, bet iš tikrųjų galėtume kalbėti visą naktį apie tai. Manau, labai įdomu ir klausytojams taip pat. Ir dabar galim prieiti prie klausimų, visokių, kurie mums iškilo. Su Giedre mes prigalvojam visokių. Taip, susirašėm sąrašą. Tai vienas iš klausimų būtų apie mėnesinių ciklo susisinchronizavimą. Ar tai yra tiesa ar mitas? Iš tiesų aš esu skaičius tyrimų ir už ir prieš. Yra daryti irgi tyrimai, kur buvo tirtos studentės, kurios gyvena vienam bendrabuty ir žodžiu, vienam kambarį ten nuo 2 iki daugiau kažkiek jų gyvenančių. Tai vienas tyrimas sakė, kad taip susisinchronizuoja ir žodžiu, moteris tuo pačiu metu pradeda ir baigia ciklą. Kitas skaičiau, kad tai yra visiškai atsitiktinumas ir tos nerasta bendrumo ir nerasta įrodymų, kad jisai susisinchronizuoja. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad jisai susilygina iš tikrųjų, jeigu mes daugiau laiko su kažkuo praleidžiam, tie mūsų ciklai susilygina ir tam aš turiu irgi savo paaiškinimą iš tikrųjų, dėl ko taip yra. Nes tada labai daug dalykų sutampa mums su ta kita moterim. Pavyzdžiui, jeigu mes dalinamės kažkokiais savo patyrimais, dažniausiai kaip mes draugės būdamos ar kambariokės, ar butiokės, ar dar kažką, išsikalbam labai ir viena kitai padedam to psichologiniu, emociniu lygmeniu labai stipriai. Labai dažnai net ir valgom labai panašiai, nes būna kažkokios bendros vakarienės ar dar kažko ar dalinimas. Ir va tokie dalykai, jie kai sutampa, tai ir gaunas, kad ir ciklai tada automatiškai sutampa, nes mes, taip pasakykim, vienoj vibracijai būnam vienam lygiai su ta moterim kita
ir jie sutampa. Aišku, yra sunkiau, jeigu, pavyzdžiui, viena iš moterų turi nereguliarų ciklą, jeigu jos ciklas, pavyzdžiui, yra labai ilgas arba kažkiek jisai būna, tada kažkuriam laikui jisai sustoja dėl kažkokių priežasčių ir dar kažką, tada to tokio sinchronizavimo irgi nebus jau, nes jeigu viena yra ciklas normalus, pavyzdžiui, 28 dienos visą laiką būna ir ten plius minus viena diena į vieną į kitą pusę, o kitai, pavyzdžiui, ciklas yra ten 35 ir daugiau dienų, tai tada faktas, kad jau to sinchrono nebus. Bet jeigu yra sveikas, taip apysveikis ciklas, taip pasakykim, ir labai įmanomas iš tikrųjų dalykas. Būtų labai įdomu išgirsti iš žiūrovių, ar jos irgi, ta prasme, kokius jos turi patyrimus, ar susisinchronizuoja ar ne. Nes tarkim, aš irgi galvoju, kaip su sesėm arba mamom, irgi kaip gali būti, bet pati neturiu atsakymą šitą klausimą. Tai... Nesi pastebėjus, Giedrė, tokio dalyko? Ne, reiktų man sesiai parašyti ir pasidalinti su ją ten tuo kalendoriumi ir žiūrėti, kiek sutampa. Na, aš asmeniškai tai esu pastebėjusi ir su mano mama, ir su sese, nors mes dabar netgi gyvenam visos skirtingose šalyse, bet vis tiek ciklas yra labai panašiai, ta prasme, pradedantis ir tikrai manau, kad yra susisinchronizavęs vien nuo to, kad daugiau bendraujam. Tai, o anksčiau taip pat pastebėdavo ir su kambariokė, na, tikrai susiderina, atrodo, bet visada labai man įdomu šitas dalykas buvo, ar čia tik toks atsitiktinumas, ar čia iš tikrųjų taip. Tai tuomet lauksime pasisakymo komentaruose apie tai, ar žiūrovės taip pat yra susidūrusios su šita sinchronizacija ar ne. Gal išsiaiškinsim, ar čia mitas, nes net moksliniai tyrimai negali išsiaiškinti. Gal mes padarysim tokį tyrimą pačias. Jo. Tai aš turiu dar vieną klausimą susijusiu su PMS. Prieš tai kalbėjom apie tokius labiau fizinius simptomus. Man labai įdomu, o nuo ko priklauso tai, kad, tarkim, su kuo susiduriu pati, kad aš tapu labai irzli ir, ta prasme, net nenoriu, kad prie manęs liestusi, ta prasme, viskas erzina ir labai blogos nuotaikos visą laiką būna. Ko tai gali būti požymis? Gal Lina galės pakomentuoti? Jeigu per daug nelendant į hormoninę veiklą, nes irgi tiesiog yra tam kai kurios moteris jautresnės hormonų lygių pokyčiam ir tas yra. Bet iš tikrųjų aš labai pastebiu dažnai, kad tai yra labiau psichologinės priežastys ir būtent, kai aš prieš tai minėjau, kad jeigu viso ciklo metu yra užspaudžiamos mūsų emocijos, mes pačios save kažkaip įrėminam į kažką, nutildom, kažko nepasakom, tai ir gaunasi, kad tada prasiveržia tai suirzimu, pykčiu, kažkokiu tuo noriu viską nužudyti ir visus aplinkui jausmu. Tai dažniausiai būna to savęs labai didelio suvaržymo, neleidimas savo vidiniai mergaitai, vidiniam vaikui pasireikšti ir didelis rimtumas toksai, kur mes labai stengiamės būti rimtos ir tokios visada pasitempę ir visada žinom, ką pasakyti, žodžiu. Tai kai mes tą savo vidinį vaiką ir savo tas visas emocijas viską užspaudžiam, tai tada, tarkim taip, kad mūsų pavasario metas yra mūsų vaikystė, mūsų vidinio vaiko laikas, o mūsų ruduo yra mūsų paauglystės laikas. Tai jeigu mes savo tą vidinį vaiką pavasarį užspaudžiam ir neleidžiam jam pasireikšti, neleidžiam kažkokių nedarom veiklų ar kažko, kad jį išleisti iš savęs ir jam leisti padūkti ir pažaisti, tai tada rudens fazėje tas jau paauglys, jau taip pasireiškia, kad niekam mažai nepasirodo. Tai wow! Gerai, tikrai. Šitas tikrai realus gyvenimas atrodo. Tu prasme, nes tikriausiai mūsų psichologė Giedrė gali pakomentuoti, kad jeigu vaikystėje yra viskas užspaudžiama ir neleidžia tau būti tikrų vaikų, tai tada vėliau pasireiškia labai tokie atgarsiai, nekokie. Visur yra tie kompensatoriniai ar ne mechanizmai, kur jeigu vienoje vietoje kažkas užspausta, kito turi prasiversti. Aš irgi man kažkaip makes sense visą tai, kad Lina pasakoji. Ir dar kažką girdėjau, kad ar tu čia minėjai, kad
kažkaip susiję yra burna ar gerklė tiksliau ir gimda. Gal gali... Iš tikrųjų, čia toks labai įdomus dalykas irgi, kaip visas mūsų kūnas susijęs, nes mes kartais labai linkę išskirstyti mūsų kūną ir kiekvieną dalį į skirtingas zonas ir kažkodėl įsivaizduojam, kad jos tarpusavį nesusiję. O iš tikrųjų viskas priklauso, ir lygiai taip pat ir mūsų lytiniai hormonai, estrogenas, progesteronas veikia visą mūsų kūną ir lygiai taip pat visokie mūsų fiziniai veiksmai veikia irgi mūsų visą kūną. Tai mūsų gerklė ir mūsų gimda, mūsų lytiniai organai irgi labai labai yra stipriai susiję, dėl to, kad kai vystosi embrionas, jisai iš pradžių, kai būna tik tai rutuliukas, ir tada, kai jisai atsiskiria, tai va, čia būna gerklė, o čia būna mūsų dubuo lytiniai organai. Jie prieš tai buvo vienas šalia kito, visiškai šalia, ir tada, kai atsiskiria, jau toliau, žodžiu, vyksta vystymasis ir visa kitas. Bet tas ryšys, jisai vis tiek išlieka. Ir būtent moterim yra patarima, jeigu jos patiria kažkokius tai skausmus, kad ir mėnesinių metu, pavyzdžiui, yra daug lengviau tada tą skausmą balsu išreikšti kažkokiu tai ar aimaną, ar kažkokiu tai, žodžiu, mykimu, ar kažkokia daina, ar kažkuo, ir tada irgi būna lengviau. Dar yra patariama netgi gargaliuoti kiekvieną dieną, irgi, taip sakykime, profilaktiškai irgi gargaliuoti, kad irgi, žodžiu, gerklė būtų išjudinta, jinai būtų tos vibracijos ir jos tada tos vibracijos, žodžiu, veikia ir mūsų gimdą. Tai labai dažnai tos moteris, kurios save nutildo kažkaip, kažkurioje vietoje neleidžia savo irgi pasireikšti, net ir jeigu tos tyliau kalbančios moteris, kurios save įstato į tokius rėmus, kad jos negali garsiau kalbėti, negali už save pastovėti, negali garsiau juoktis ir visokių tokių dalykų, tai labai dažnai jos kažkokių turi problemų ir mažesnių ar didesnių, žodžiu, su gimda, su savo lytiniais organais. Kaip įdomu. Reikia išsilaisvinti. Taip, moteris, išsilaisvinkite. Taip. Taip. Manau, kad tikra tiesa. Ta prasme, aš manau, kad čia netgi ne tik moterim, bet ir vyram tai tiktų, nes jeigu mes užspaudžiam save, neleidžiam savo kažkaip būti tuo, ko norim, tuomet vis tiek mes dėl to kenčiam, vienaip ar kitaip. Taip, Ieva, gal tu dar turi klausimų, ar jau eisim link pabaigos? Aš dar turiu vieną, manau, tinkantį pabaigai. Tai dabar yra toks dalykas, kurį aš pastebėjau prieš karantiną, nes per karantiną nebežinau, ką reiškia nei ruoštis išvykai, nei ruoštis vakarėlį. Tai buvo daug anksčiau, dabar atrodo jau nebetiesa, nes praėjo laiko. Bet pastebėjau tokį dalyką, kad jei aš laukdavau kažkokio tai vakarėlio, kažkokio tai svarbaus įvykio, mano menstruacijos prasidėdavo būtent tada ir nesvarbu, ar tai buvo tuo laiku, ar tai buvo anksčiau negu jos turėtų, ar vėliau negu jos turėtų. Bet būtent prasideda tada, kai turi vykti kažkokie tie šokiai, sakykime. Ir labai erzina. Tai aš norėjau paklausti tavęs, ar čia yra kažkoks gal susijęs su tom emocijom, pavyzdžiui, su to, kad tu labai lauki ir jaudinies ir būtent taip ir atsitinka. Ar žinai apie tai, esi pastebėjęs kažką? Aš labai susieto, iš tikrųjų negaliu, pati nesu susidūrus iš tikrųjų su tuo, kažkaip tai gal tiesiog anksčiau neatkreipus dėmesio, o dabar aš savo visą dienotvarkę ir visą mėnesio tvarkaraštį derinos pagal ciklą, tai irgi man tokių dalykų kažkaip nenutinka. Bet mano spėjimas būtų, kad tai veikia stresas, tai veikia kortizolis, kuris irgi tam tikrus dalykus, žodžiu, paspartina arba sustabdo. Tai čia iš tikrųjų tokio labai tikslaus atsakymo aš neturiu, nes taip įprastai, normaliai, mūsų pirma pusė ciklo jinai gali būti arba ilgesnė, arba trumpesnė, priklauso nuo mūsų patiriamo streso kiekio ir nuo to, ar gaminasi kortizolis ar ne, nes kortizolis jisai sustabdo lytinių hormonų išsiskyrimą ir tada, žodžiu, nusikelia ovuliacija
ir kai nusikelia ovuliacija, tada nusikelia ir kraujavimas. O ta jau dalis nuo ovuliacijos iki kraujavimo, jinai visada būna daugmaž tokio pačio ilgio moteriai. Tai reikėtų stebėti, jeigu tu to renginio ar kažkokio tai vakarėlio ar kažko laukia jau, taip tarkim, mėnesį ar bent jau 3 savaitės, tai labai galimas dalykas, kad tų hormonų kiekiai tavo organizme pasislankiojo kažkaip ir tada tave apdovanojo naujo ciklo pradžia būtent tą dieną, galbūt kaip tu to mažiausiai norėjai. Aš irgi girdėjau apie šitą, ypač kas liečia per vestuvės, tarkim, kad būna, kad daugam prasideda ir panašiai. Per vestuvės, geras. Na taip, aišku, būtų galima to tikėtis. Taip pat, manau, tai labai susiję su tuo, kad daugelis, manau, taip pat išgyvena, jeigu pakeičia gyvenamą vietą. Ir aš asmeniškai visus kartus, kai tik tai persikrausčiau, nesvarbu ar į kitą tiesiog to paties miesto dalį, ar į kitą šalį, visada jusdavau kažkokių tai pokyčių ir cikle. Tai taip, mūsų ciklas labai jautriai į viską reaguoja ir dėl to jis yra mūsų toks pirmas pranešėjas, jeigu kažkas tai pakito mūsų organizme, tai mūsų ciklas yra pirmas ir pats patikimiausias pranešėjas, kad kažkas čia ne taip buvo tą praeitą mėnesį. Ir tada gali žiūrėti, ar tai buvo laikinas dalykas, jeigu persikraustai, tai buvo toks vienkartinis dalykas, arba būna, pavyzdžiui, tos moteris, kurios skrido, turėjo kažkokius tolimus skrydžius kažkur tai ten per Atlantą ar dar kažkur tai, irgi dėl tų visų jetlagų ir laiko skirtumų ir panašių dalykų, irgi tai yra stresoriai tiesiog, visokie patiriami stresoriai, o kai patiriamas stresorius, tai yra išsiskiria kortizolis, ką jau irgi prieš tai minėjau, kad jisai tada blokuoja mūsų lytinių hormonų išsiskyrimą ir tas dalykas veikia. Tai mūsų ciklas tuo ir yra žavus ir mes kai stebim ir pastebim, tai ir tada galim gal kažkaip tai nesinervuoti, jeigu, pavyzdžiui, po skrydžio arba po persikraustimo arba po kažkokio tai įvykio gyvenime mums ciklas prasideda anksčiau ar vėliau, kažkaip tai galim suprasti, kad, pavyzdžiui, tai buvo vienkartinis dalykas, jeigu mes sekam savo ciklą kiekvieną dieną, žinom, kas dėjosi mūsų tą praeitą mėnesį ir tada galim savo papildomai streso nesikelti dėl kažko, pavyzdžiui, kad ten vėluoja keliom dienom ciklas arba kad ten kažkiek gausiau kraujuoja, ar atsiranda kažkokie tai simptomai, kurie mum buvo gal iki tol nebūdingi, nes, pavyzdžiui, gal kraustysi ir ten kelias dienas nei normaliai galėjai pavalgyti, nes nebuvo kokių ten rakandų virtuvėje ar elementariai laiko nebuvo ar dar kažko ir tai paveikia tavo ciklą ir tavo ciklas tai labai parodo aiškiai. Bet tada tu tai ramiau sutinki visus tos dalykus, nes žinai, kad tai bus. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai negaliu visiškai pieno vartoti, nes mane iškart beria. Bet aš kartais labai noriu to pieno ir noriu ar varškės, ar kažko tai iš grietinės, kažkokių produktų. Ir aš suvalgau ir aš žinau, kad mane tada visą ateinantį savaitę bus pasirodys ant mano veido ir ant mano kūno kaip tam tikri, žodžiu, aknės, spuogai ar kažkas, bet aš žinau, kad tai yra vienkartinis dalykas, kad aš tiesiog taip savo pasidariau ir man nereikia eiti ieškoti kažkokių tai specialių ten, nežinau, valiklių, šveitiklių, kontraceptinių tablečių ar dar kažko. Aš tiesiog žinau, kad tai yra mano reakcija į maistą ar mano reakcija į kažkokį stresą, kurį aš patyriau. Ir tas yra labai žavu, kad nėra netikėtumų. Grinai, žinojimas mus išlaisvina. Žinios yra tikrai labai svarbu. Ir nors jau šitas epizodas eina į pabaigą, mes turėsime dar vieną susitikimą su Lina, kur kalbėsime būtent apie tai, nuo ko pradėti ir kaip sekti tą ciklą. Kalbėsim daugiau apie natūralų šeimos planavimą, apie norintiems pastoti, kas yra susijęs su vaisingumo šaknų tema, bet kalbėsim apie visą tai, kas yra svarbu nuo temperatūros iki visų kitų dalykų. Tai viską apkalbėsim ir tada bus toks instrukcija, manau, tokia, kurią galima šiek tiek remtis, pradedant savo ciklo pažinimo kelionę. Nekantriai laukiu kito pokalbio, nes labai buvo smagu kalbėti su tavim, Lina.
Ačiū, man irgi buvo labai su jum abiem smagu. Pralėkė laikas nepastebimai mums čia beplepant. Taip, tikrai taip. Labai ačiū, Lina. Ir laukiam kito susitikimo. Taip, iki pasimatymo. Dėkui jum ir iki.